Labas, mielas žiūrovė. Šiandien esam prie Melnragės molo. Bandysim eiti iki Palangos Basanavičiaus gatvės. Bet eisim pakrantę, tai biškį bus kitaip. Pažiūrėsim, šiaip čia rašo 28 km. Tai pažiūrėsim, bet dar mes bandysim eiti ir iki stoties. Tai gausis, manau, yra apie 5 km. Žodžiu, galime eiti žiūrėti, kaip tas molas atrodo ir gero tau žiūrėjimo. Kaip visada į miesto pusę eilės. Aišku, pasipils. Turim šoferiuką ir filmuos šiandien mane. Ieva. Keliai tai turbūt niekada nesibaigs kelio darbai. Kiek čia važiuoju, tai realiai visada tvarko kelią. O po žiemos tai čia išvis jau čia kiekvienais metais tą pati rutina tvarkyti ir tvarkyti. Bet dar sniego vairo. Kaipgi be Viados galėtų prasidėti kelionė. Bet Viada tai yra liuks. Dėl savo nemokamų tualetų ir dėl dešrainio. Nes tikrai gan skanus ir sakyčiau, kad kaina atitinka kokybės. Va taip. Tai vat. O dabar mes keliausim toliau. Kai išvarai kažkur sakai, blemba, pafilmuosiu gražių vaizdų ir nieko nesimato. Turim gulbelę. Prie jo mačiau, tai iškart pradėjo plaukti link mūsų. Tai pabėgom. Galvom, kad dar užpuls. Čia esam prie to molo. Aišku, prastai matosi, biškelį prieisim arčiau. Kad jums parodėm dabar, nuo šio taško mes pradėsim ir judėsim iki Palangos. Nuėjom kilometrą. Tai pirmos įžvalgos tokios, kad lyg klimpsta kojos. Gan neblogai, turi eiti labai arti vandens, tada jos neklimsta, bet toks gaunasi, va toks va kalnus būna ir turi eiti tik šonu. Momentais net prie to pačio vandens klimsta kojos, bet, pavyzdžiui, va, jie eina su tokiais batais, tai jie geriau, vis tiek eit arčiau, kad biškai lengviau būtų eit. Tai va, smaginamės dar tik pirmasis kilometras nueit. Gal ir gerai, kad pirmą ėjimą tokį pasirinkau. Nes iš vis buvo minčių eiti iš Palangos į Liepoją. Bet ten apie 7 kg, jei neklystu, būtų. O čia apie 3 kg ir aš jau ir tai galvoju, kad ačiū Dievui, kad aš tiek pasirinkau. Einam dabar apie 14-15 minučių. Tai dar kol kas tempas geras. Žiūrėsim, kaip toliau bus. Tiesiog taukuma. Turim tokį praėjimą. O žmogus dar pagaliau. Čia reiks eiti per tiltą. Realiai jau daėjom antrąją Melnragę. Sunkus pavadinimas iš tikrųjų yra. Bet kas supranta, tai tas supranta. Einant šalia jūros tai būna labai patogu eiti. Net būna lengviau negu kokio asfalto eiti ar va tokia danga. Šis taip lengvai nei biškio koja atrodo nesminga.
Kaip įtek kažkur kažkas. Pasakysiu jums paslaptį, per valandą dabar nuėjom 3,5 kilo. Blemba, tokie plaukai šlapi, o visiškai išdžiūvę buvo. Tai čia dėl to rūko turbūt. Taip įdomi. Dar kažkas žmogus veža. Toks fainas darbas atrodo. Vienas savo turbūt važinėjai čia, po tą paplūdimį. Ir dirbi savo ramiai. Toks fainas oras, nes tas jūros toks, blemba, kaip čia pavadin, tas rūkas, toks drėgnas oras, ne miesto einant. Čia bai? Ja. Keliauja. Šiaip gal ir gerai, kad tas rūkas yra, tai toks atstumas taip nesijaučia stipriai. Sakykime, nebūtų rūko, tai matytum vis tiek labai daug pakrantės ir gal psichologiškai būtų sunku eiti. O dabar, kai matai po kelius šimtus metrų, tai taip ir einas greitai. Vis tų ledų daugiau, ten tai jau mažai buvo. Vis daugiau, kaip dydžio. Klimsta kojas. Eina savo iš tikrųjų, klimsta kojas. Realiai dabar didžiąją laiko dalį tai einam tokiu keliu. Gero kelio labai nedaug būna. Apie 10 kilų jau nuėjom. Šiaip turbūt tik tai 2-4 ten kilai. Iš tikrųjų, nes rašo apie 14 kilų. Turėtų būti likę. Po 10 kilometrų jau toks dar yra motyvacijos. Bet jaučiu, po dar 10 jau bus tikrai norėtųsi baigti. Nes iš tikrųjų tokiu keliu ateinant, tai tikrai sunku yra eiti. Nepalyginsi čia asfaltų. Ar ką, bet kai dviesi eini, tai dar ten pasikalbi viską. Vis tiek kitaip. Greičiau laikas eina. Akmuo čia belen kokią dydį. Iš apačios gal aš nebuvęs. Tai iš apačios. Turbūt daug kas iš apačios nebuvęs. Tai čia vis dėlto yra Litorinos pažintinis takas. Olando kepurė ten. O tokie skardžiukai. Gerai atrodo. Geras ir ten tokie dubimai dar. Ja, iš pačios visai kitaip atrodo. Čia purvo nuošilta. Man tos Olando kepurė. Tikiuosi nebus taip, kad reiks grįžti ir ateiti pro kitur, nes tai žmonės dingo. Tik tai viršui visi. Pagaliau priėjom Olando kepurę. Mes susijau čia buvę. Tai viršų nelipsim, nors ir nėra realiai kaip užlėti. Pietums įsidėjau tokį. Pusę šokolado tiesiog. Daugiau nieko nepasėmiau, nes biškeliai norisi tikrai kažką užvalgyti. Tai pašausim po porą gabaliukų ir toliau judėsim. Tokioj vietelėje ant akmens atsisėdom čia. Tai va, jau suėjo 10 kilų. Vis dėlto galvojom, kad mažiau kilometrų rodo, bet atsistatė kilometrai ir dar liko apie 15 kilometrų eiti iki Basanavičiaus gatvės. Ieškosim, pro kur praeiti tik. Nežinau, nelabai atrodo, kad pavyks. Ne? Nelabai. Čia gal pabandom. Aš įdėjau gražiai, bet
Smailis irgi turbūt gan slidus šlapias. Ne, čia takelis. Lendam į krūmyną kažkokią. Čia irgi kažkoks upelis, apėjimas aplink yra. Taip ir susideda ten tie 26 turbūt kilometrai. Nes reikia ir per aplinko eit, bet dar ir tai net neįsiskaičiuoja pagal mane tie kilometrai, nes ten rodo kaip ir tiesia linija eit vos ne. O čia dar ir aplinkui ir panašiai. Sau eini ir tokį pamatai. Kai šokau, buvo įsigąsta net. Bet pasirodo čia tik žalia. Turim dar vieną. Kaip upeliuką. Toks praėjimukas gal kaip ir yra. Nepraeisi mane. Ten irgi matau, kad padaryta apeit. Aplinkui. Kažkas parašyta. Sūra. Cipa? Jo. Čia Karklė žvejų uostelis. Ir spėkit, ką mes vėl priėjom. O priėjom vėl tokį dalyką. Vėl priėjom tokią kaip upę, turbūt. Lemba jau 4 yra. Nueita apie 13 kilometrų. O dabar tokia apeitai bus reikalų turbūt. Gaila, kad čia nėra to bičio, kur vaikšto su čeburekais ir alum ir kepta duonyte. Turbūt ne sezoną. Bet čia blemba tikrai upė. Nes tokia srovė didelė. O, kai varo. Ieškom tako, kad praeit. Per tą upelį. Kaip gerai žalia. Oras tai labai nusisekęs, nes nelyja bent. Iš tikrųjų galėtų lyt, tai čia iš vis būtų sunku eiti. Bet pasisekė, kažkaip net nežiūrėjom orų, tai atvažiavom ir toks ir vėsu eit, bet ir nelyja šiaip gerai iš tikrųjų. Tiesiog ir tai sminga kojas, tai tokia wow diena. Net neaišku, šitokiais einam ar ko. Tikimės rasti tiltą kažkokį. Tai atgal veda takas. Vis dar beieškant kelią per tą upę. Jau kokią 20 minučių vaikštam. Ieškom kelių. Žiaur. Pro brūzgynus visoks, pro visur. Kur takas? Einam pagal jūrą. Einam palei pakrantę. O, čia pereisim to. Takų belenkiek. Bet daugelis niekur nenuveda, tiesiog baigėsi kelias. Dabar bandysim išeiti į asfaltą, daeisim ir po to vėl iššoksim į tą pakrantę. Dabar išeisim ant pagrindinio kelio, tada vėl bandysim eiti link pakrantės. Jau kojytėm ragas,
Padarėm čia ratuką tokį lengvą, poros kilometrų per mišką. Turim rezervatą, lankytis draudžiama. Svarbiausia pasiekti tikslą, kuris yra nenormalus biškelį gal. Ne, gal ir gerai, nepasėjau 7 km pirmą kartą. Ne, šiaip jau. Užteks gal ir tų 30. Bet čia tikrai bus 30 km, nes čia sto aplinkeliu tai belekas. Esam Pajūrio regioniniam parke. Visai gražus. Visur draudžiamieji ženklai. Šiaip pravažiavo džipus pirmai dideliu greičiu. Tai turbūt čia jie prižiūri tą rezervatą, nes prieš tai dviratininkai nuvarė irgi į tą pusę. Tai neaišku čia kas ir kaip, bet jau galvojau, čia mūsų pakuos. Tas takas nesibaigia niekaip. Pirmas žmogus per 3 kilometrus. Nuėjom 3 kilometrus ir vis tiek šitose rezervatus nesibaigia, niekur negali eit. Nors maps rodo, kad eit per mišką, bet visur ženklai sudėti, kad draudžiama eit, ant tvorų yra dar visokių. Čia praėjom tokį kaip ir punktą, kažkokį, kur irgi kaip irgi draudžiama, bet ten kaip ir kariškiai gal kažkokie ar kas. Tai kaip ir tą, kur mašiną matėm, tai turbūt ten iš ten ir buvo. Nes visokių tokių mašinų buvo. Kai galėsim, tai eisim į tą paplūdimiuko smėliuką. Kaip jaučiatės, kai liko 8,5 km? Siaubas. Norėčiau, kad būtų likę 2 km. Tai yra siaubas, nes pabaiga dar toli. Čia ne bairis, jis rimtai jau dabar skraido, ypač mūsų šviese. Vis dėlto atėjom prie Nemirsetos kraštovaizdžio draustinio. Ir radom kelią čia kažkokį pažintinio tako. Tai juo turėtume ir nueiti iki tos jūros. Malonus pasivaikščiojimas dar prieš pabaigą. Porą žodžių. Šakės. Užteks ir vieno. Ar mes pamatysim tai? Dar liko apie valandą kelio. Bet geras krantas, gražus viską, tai faina. Iš tikrųjų, čia biškiai buvo, galvojom, kurie pusė eit, bet gerai, kad jam šitą, nes ten ir būtume nepraėjau. Ten toks yra biškiai vandeningų vietų. Čia viskas good. Tai. Ką, liuks, motyvacija, liuks.
kely jau esam beveik 6 valandas. Dar liko, šiaip kaip prašė, apie 5 turėtume būt. Aišku, liko 4 kilai beveik. Tai be šansų čia spėti. Nežinau, ar jau matos, bet aš jau matau tą tiltą. Einam kokią 10 minučių, bet tas tiltas atrodo vis toliau. Dar po 3 minučių vaizdas. Tiesiog po 3 minučių dar vaizdas. Turim po 5:13. Nuėjom tos kilometrus pagaliau. Buvo tikrai nelengva, iš tikrųjų, padėti. Kažkaip įveikėm tos kilometrus. Galbūt kažką ateityje panašaus dar padarysiu. Ir ką, mes eisim valgyti. Šiandien valgiam tik tai šokoladą biškį. Pavalgyt į autobusų stotį, į Klaipėdą ir į Kauną. Ką, dėkui, kad žiūrėjot, komentuokit, ar patiko. Gražaus jums vakaro ir iki.